Nu, nerealus laukia video. Va toks, visas, va. Su belė kiek daug vėjos, su nuostabiais vaizdais ir apie tai, kas iš tiesų yra labai svarbu. Apie tikslus, apie svajonės, apie tai, kad be tikslų negalim gyventi. Nu, mes jų turim turėti. Čia tas toksai kaip kūras mūsų gyvenimui. Žodžiu, laukia nuostabus video. Galbūt kada nors aš jį padarysiu. Nes per tokį vėją yra tiesiog finito la komedija. Neturiu tikslo, ar galiu vis tiek taupyti? Jeigu neturim aiškaus tikslo, tai nereiškia, kad neturime svajonių. Svajonių turime visi ir jas reikia tik išsigryninti, tiksliai susidaryti planą ir tos svajonės siekti. Kai žinome, ko norim, turim aišku planą, gimsta tikslas. Tikslų galim turėti visi, nes nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris nieko nenori. Kai savo norą paversite aiškiu planu, gims milžiniškas tikslas, kurio tikrai galit pasiekti ir pasieksit, turėdami aiškius žingsnius, ką daryti. Tai jeigu tu vis dar nežinai, ar tai, ko nori, yra tavo tikslas, ateik pas mane į konsultaciją ir išsiaiškinsim, ką tavo situacijoje daryti ir kaip tos svajonės pasiekti. Noriu pasiruošti senatvei, pabandysiu taupyti 2 metus, o paskui bus matyti. Vadinasi, tai nėra labai užtikrintas ir aiškus jūsų tikslas, nes jeigu jūs dabar jau galvojat, būdami 32, kad aš noriu pasiruošti senatvei, tikrai ne 2 metam ta senatvė ateis, ne po 2 metų, truputį vėliau jie ateis, tai jeigu jau dabar galvojat, kad pabandysiu 2 metus, paskui pažiūrėsiu, kaip man čia gaunasi, nesigauna, jeigu kas nutrauksiu sutartį, tai kam tada iš vis pradėti tą daryti? Nes jeigu turim aišku norą, gerai įsidėmėkit, tvirtą norą, aš taupysiu savo ateičiai, savo pensijai, savo senatvėjai, tai nebandau 2 metus, ar mėnesį. Pabandžiau, paskui nutraukiau sutartį ir paskui vėl iš naujo bandau sugalvoti, gal čia reikia vėl kažką daryti. Aiškus turi būti, ko aš noriu, nes kitu atveju jūs tiesiog nepadarysit. Jeigu tai yra senatvėjai, tai tam ir darot 20, 30 ar daugiau ar mažiau metų, nes tai yra konkrečiai tavo ateičiai. Noriu kažkam kitam, konkrečiai nusimatau laiką ir darau. Nu jūs man pasakykit, kaip galima pasiekti tikslų, pradėjus ir tą pačią akimirką pasidavus. Nu kaip? Niekaip. Nieko nepadarysit, jeigu blaškysitės. Aš labai noriu nuoširdžiai iš tikrųjų kiekvienam palinkėti, nežinot, ko norit, geriau nepradėkit iš vis nieko daryti. Sužinokit pirmiausia, ko norit, tada darykit. Ir pradėję daryti, nesiblaškykit. Ir tai yra apie viską. Norit numesti svorio, laikotės sveikos mitybos. Norit sustangrinti savo kūną, keliaujat į sporto salę. Turit tikslą pasiruošti savo ateičiai, savo pensijai, savo užtarnautam poilsiui. Tai ir ruošiatės būtent konkrečiai tam laikotarpiui. Man dabar yra 38 nosios, dar nėra, bet jau greit bus. Ir aš ką darau? Aš ruošiuosi savo tai tolimai pensijai, tai savo ateičiai nuo 23 metų. Tai jeigu aš būčiau pasidavus, tarkim ir sugalvojus iš naujo vėl pradėti dabar, būdama 38 ant nosies, tai aš būčiau gerokai sumažinus savo laiką norimam tikslui pasiekti. Kiekvienas tikslas turi savo dydį. Kiekvienam tikslui yra reikalingas aiškus, konkretus laikas. Jeigu tai yra užtarnautas poilsis, jam neužteks 1-2 metų pasiruošti. Jam reikės 20 metų, gal net daugiau, bent jau 10 metų. Jeigu tai yra automobilis, mes po 2 metų galbūt jį pasikeisim nauju, tai ir žinom, ką padaryti per 2 metus, žinom, ką padaryti per 20 metų. Norim aplink pasaulį, galbūt užteks pusės metų pasiruošti, tiesiog pirmam bilietui į lėktuvą, nes paskui visur dirbsiu keliaudamas. Taip, kiekvienas tikslas turi turėti aišku laikotarpį, aiškę sumą, kiek reikia ir griežtą discipliną, griežtą vykdymą, griežtą darymą. Nieko kitaip nebus. Noriu automobilio, bet nežinau, kaip jam susitaupyti. Automobilis tai yra daiktas, kurį tikriausiai turi labai daug žmonių ir be jo neįsivaizduoja gyvenimo. Mano patarimas yra toks. Jeigu jūs dabar nusipirkot ką tik naują automobilį, tai nereiškia, kad tai yra jau viskas ir daugiau to automobilio nebereikės keisti.
reikės. Naujam automobiliui, kad ir koks jisai bebūtų, ar iš salono, ar iš antrų rankų, jūs jau turit dabar pradėti jam taupyti. Žinot, kad pavyzdžiui, iš kokių 5 metų keisit automobilį, susiskaičiuojat maždaug sumą, kurios reikės tam automobiliui, tada, kada jūs jį pirksit po tų 5 metų, kai norėsit jau nusipirkti, turit susiskaičiuoti kas mėnesį, kiek jau dabar reiktų atidėti, kad tą automobilį po tų 5 metų galėtumėt pakeisti į kitą. O ne kada jau reikia keisti, tada jau pradedat galvoti, ką daryti, iš kur čia tų pinigų gauti. Tai reikia jau dabar pradėti jam ruoštis, nesvarbu, kad ką tik raktelius naujus savo į rankas dėjot. Apie tai, kad noriu automobilio ir nežinau, kaip jam susitaupyti, tai žinau šito klausimo autorė, mes tam jau apie tai kalbėjom. Na žiūrėkit, tikriausiai tiks daugeliui, kai norit daikto ir galvojat, kad jam neišeina susitaupyti, tai pirmiausia pagalvokit, ką į ką keisti, kad pagaliau gautumėt tai, ko nori. Ta mergina negali nustoti mesti rūkyti, bet nori automobilio. Tai jeigu nustotų rūkyti ir nustotų išleisti per mėnesį po 100–150 eurų vien tik tai rūkalam, tai ji galėtų susitaupyti savo norimam automobiliui. Tiesiog reikia... Come on! Please stop! Don't do like that! O tu nustok pūsti čia, aš nesuprantu. Ką į ką keičiu? Jeigu noriu automobilio, tai nustoju rūkyti. Tuos 150, kuriuos negailestingai sudeginu, tiesiog dedu į vokelį automobiliui. Ir greitai jį turėsi. Nu kas per nesąmonę? Nustok kristi. Ar supratot? Man trukdo kiti pasiekti savo tikslų. Negali kiti trukdyti niekaip tam, kas iš tikrųjų yra tavo, ko tu iš tikrųjų nori, niekas negali trukdyti. Dabar įsivaizduokit, čia yra reali situacija, kai moteris, kuri man rašo, jos vyras jai neleidžia taupyti, kontroliuoja visus jos pinigus, kontroliuoja visas jos išlaidas. Jeigu jai kažkam ko reikia, tai visada turi atsiklausti vyro, nors uždirba pati. Visų pirmiausia, nėra jokių garantijų, kad tas žmogus, kuris šiandien dieną jums kažko neleidžia, su jumis nugyvens visą gyvenimą. Nedaug tu Dieve ar dėl bet kokių priežasčių. Čia kita tema. Bet iš kitos pusės, kaip galima varžyti? Tėvas tavęs nevaržo, motina tavęs nevaržo. Tai kaip gali varžyti vyras? Aš suprantu, jūs kuriat gerbuvį kartu, jūs gyvenat kartu, jūs auginat vaikus, bet kaip galima trukdyti, jeigu aš noriu naujo automobilio? Ir aš būtent noriu tokio, kokio aš noriu, ir aš užsidirbsiu, ir aš susitaupysiu, kaip gali kitas trukdyti. Aš noriu pasiruošti savo vaikų ateičiai, aš noriu jiems taupyti, kad kai jiems prireiks mokslam gyvenimo startui, aš būčiau pasiruošus, aš turėčiau ir man nereikėtų iš savo atlyginimo kiekvieną mėnesį jiems duoti. Aš noriu dabar pasiruošti. Kaip galima trukdyti? Ir aš didžiuojuosi moterim, kurios nepaisant visko, trukdo, neleidžia, draudžia, jos vis tiek daro. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia stipres, pasitikinčias, save mylinčias moteris, kurios galvoja apie savo ateitį, apie savo svajones. Nes jeigu jos liks vienos, nedaug tu Dieve, kas tada? Nemeluokit savo pačios, kad kažkas kažko neleidžia, kažkas trukdo. Jūs neieškokit pasiteisinimų, nekaltinkit vyro, nes tikra moteris, kuri užtikrinta, kuri žino, ko nori, kuri siekia savo tikslų, savo svajonių, jai niekas negali sutrukdyti. Noriu apkeliauti aplink pasaulį. Be galo nuostabi svajonė ir tikiuosi, kažkada tau gims aiškių tikslų. Ką reikia padaryti? Tai jau dabar ruoštis tai savo gyvenimo kelioniai. Reikia žinoti, kur keliausim, kiek laiko keliausim, kiek tų pinigų reikės, ar mes keliaudami dirbsim, ar tiesiog mėgausimės kelionę, ar visgi vienoje vietoje pagyvensim, užsidirbsim ir judėsim toliau. Ką darysime toje kelionėje? Bet kokiu atveju jai reikia pasiruošti. Mes turim žinoti, kada startuojam. Žinom, kad reikės pinigų kelioniai aplink pasaulį. Tada labai yra svarbu, kada susidėsim lagaminus. Už kiek laiko pradėsim judėti. Po metų, 2, 5 ar po pusės metų, kada laikas labai yra svarbus ir kiek visgi tų pinigų reikės tai kelioniai. Tai kai aišku, ko norim, tada aišku, ką pradėti daryti. Jeigu mūsų kelionės planui reikalinga atitinkama suma, mes po 2 metų, pavyzdžiui, kelsim sparnus, tai žinom, ką kas mėnesį turim padaryti savo tam tikslui pasiekti. Ir pradedam daryti. Išsiskyriau su vyru, nebegaliu taupyti,
nebeturiu iš ko. Nelabai jums patiks tai, ką pasakysiu, bet skyrybos nėra gyvenimo pabaiga. Ir tai nereiškia, kad turit sustoti siekti savo svajonių. Aš pasakysiu, kai buvo mum, mes su Kazilioniu išgyvenom skyrybas ir aš nei karto, nei vienos dienos, nei vieno mėnesio nepasidaviau toliau siekti savo svajonių. Nes aš aiškiai žinojau, ko aš noriu, aš aiškiai žinojau, ką turiu padaryti, ar mes dviese, ar atskirai. Ir nepasidaviau nei vienos dienos. Aišku, atsitiko taip, kad mes visgi įveikėm skyrybas ir vėl kartu, bet ne apie tai, o apie tai, kad nepasiduokit, kad ir kas nutiktų. Nebūkit niekada nei nuo vieno priklausomi. Niekada nuo nieko nepriklausykit. Viskas yra jūsų rankose. Ir jeigu taip galvosit, patikėkit manim, visų savo svajonių, visų savo tikslų pasieksit. Bet jeigu tik nors truputį būsit nuo kažko priklausomos, nieko nebus. Va čia dar kartą yra įrodymas, kad jūsų tikslas ar svajonė, kam jūs taupėt, ko jūs siekėt, nebuvo tokia tvirta, nebuvo tokia tikra jūsų, nes jūs leidot, kad kažkas jums ją sugriautų. Tai dar kartą ramiai pergalvokit savo svajonės, savo tikslus ir kad ir kas be nutiktų gyvenime, daugiau niekada neleiskit, kad jūsų svajonės būtų sugriautos dėl kitų žmonių. Aš suprantu, yra sunku, aš suprantu, viskas sugriuvo, ką statėm ir vėl viskas iš naujo, bet kas liečia pinigus, niekada niekas neturi sugriūti. Turit turėti pragyvenimui, turit turėti saugų rezervą santaupų. Tas taupimas ateičiai, kad ir kokiam tikslui bebūtų, turi lygiai taip pačiai nesugriūti. Viskas turi turėti savo paskirtį, nes jeigu tik tai nors truputį kažkas ne pagal planą, visas kortų namelis griūna. Tai kad taip neatsitiktų, turit balansą atrasti. Visų pirmiausia, kada viskas gerai, o ne kada viskas blogai. Ir stengtis tos disciplinos laikytis. Kas pragyvenimui, kas po pagalbę, kas ateičiai. Ir jeigu išgyventumėt skyrybas, tai jūsų ilgalaikiai tikslai nesugriūtų. Jūs toliau galėtumėt pragyventi, nes buvot prieš tai išmokusios pragyventi. Yra vyras ar nėra, jūs turite išmokti su savim, su savo tikslais, su savo išgyvenimais, su savo iššūkiais, jūs turite išmokti gyventi savarankiškai. Ir tos santaupos, ta saugi pagalbė būtent yra dėl to, kad jeigu atsitiktų ta nelaiminga diena, kad jūs galėtumėte iš tų santaupų išsispręsti iššūkius ir iškeltą galvą toliau keliauti į priekį. Aš noriu, bet nieko nedarau. Ne, tai nenori, nes jeigu tu norėtum, tu darytum. Aš noriu numesti svorio. Toliau spurgas į save ir visa kita, kas saldu ir sunku ir visaip kaip. Aš noriu sveikai maitintis. Bet net dietistai neparašau ir nepaprašau sudaryti mitybos plano. Aš noriu atostogų į Havajus. Bet va tiem Havajam netaupau. Kaip aš susitaupysiu Havajam, tiesiog neįmanoma ir tam reikia. Ką reiškia neįmanoma? Tu net nepabandėjai, tu net nedarai. Jeigu tu nori iš tikrųjų tai, ko tu nori, tu mažai žingsniukais pradedi tai daryti. Nori numesti svorio? Nesėdi iš karto ant drastiškų dietų ir ten, nežinau, save alini, po 2 dienų pasiduodi. Lygiai tas pats su sportu. Jeigu negali iš karto keliauti dirbti į salę, vaikštai, darai pratimus namuose, bent po 10-15 minučių skiri judėjimui per dieną. Ir tada kasdien pridedi po kokias 5 minutės judėjimų. Ir tai yra po truputį link to savo noro, link to savo svajonės. Tas pats su Havajais arba bet kokiu kitu jūsų noru, kuriam reikia pinigų. Tai ką jūs padarot? Susiskaičiuojat savo pajamas iš visur, kur gaunat, kur uždirbat, kur dar galite uždirbti, kiek gaunat ir kiek kam ko išleidžiat. Prisiekiu, tam sąraše, kuriame yra išlaidos, jūs rasit tai, ko tikrai jums nereikia. Ir va tą dalį pinigų atidėkit savo norimam tikslui, savo svajoniai, savo Havajams, nors po 10 eurų, po 20, po tiek, kiek gaunasi. Aišku, jeigu darysim po truputį, tiesiog prireiks daugiau laiko norimai svajoniai pasiekti. Bet vis šis tas. Vis po truputį, mažai žingsniukais, bet vis po truputį link savo svajonės. Nors po truputį, vis tiek darykit. Nėra tokio žodžio negalit. Iš vis, jeigu nedarysit, nieko nebus. Bet jeigu po truputį mažai žingsniukais, tada jūs priartėsit prie savo norimo tikslo. Ir vieną dieną jūs tai padarysit. Vieną dieną išgersit savo mylimą kokteilį, suvalgysit savo mėgstamą patiekalą būtent Havajuose arba ten, kur norit.
Kaip būti tokiai stipriai kaip tu? Visų pirmiausia, tai aš stipri būti noriu. Aš noriu būti atsakinga už save pati, visiškai 100%, nuo nieko nepriklausyti, kad ir kaip esu už šeimą, už santykius kartu su vyru, bet aš noriu būti stipri pati. Tai yra noras, tai nėra kažkokia duotybė ar gimta savybė, tai yra noras. Aš labai noriu būti tokia, kokia esu. Aš noriu įgyvendinti savo tikslus, savo svajones viena paskui kitą. Ir mane tiesiog veda į priekį tas kuras, kai mes įgyvendinom Tenerifės apartamentus, kai mes atvykome į Australiją, seka iššūkis po iššūkio, ko ne kasdien, bet vis tiek nepasiduodam. Keliaujam link to savo tikslo, link savo svajonės, nes labai norim. Ir kodėl sakau mes, dėl to, kad mes kartu įgyvendinam viską, bet tikroji kaltininkė viso to esu aš, nes aš norėjau Tenerifės, aš norėjau Australijos, tebenoriu Australijos ir aš daug ko noriu, dar sąrašas ilgas tiesiog yra ir belieka kazilionį su tuo sutikti ir daryti. Jeigu gyvenime pasisuktų keliai taip, kad galbūt jis nebeitų su manim kartu, aš savo svajones vis tiek toliau gyvendinčiau. Kad ir kaip skaudėtų, kad ir kaip būtų sunku, bet aš toliau judėčiau priekį, nes aš noriu gyventi taip, kaip aš noriu. Nuo nieko nepriklausyti, niekieno nebūti valdomai. Tai yra taip gerai, aš žinokit, kiekvienai to linkiu. Tos stiprybės, to pasitikėjimo, to noro, svarbiausia noro. Turėkit tą norą viduje, tokį didžiulį, kaip visas pasaulis. Kaip visada po medžiais. Labiau čia sulaukčiau kokio kirmeliuko, gyvatės. Nieko, bet aš pasiruošus. Ta prasme. Ir numest. Vaikštai, nes ne vyrai jums neleidžia. Pagavau žaltytų. O gal taip reik būt? Vis tiek vėjas pučia. Tiesiog, va tai va. Po biški, keiti. Tiesiog reikia... Come on! O tu nustok pūsti čia, aš nesuprantu. Leiskit sau. Pasižiūrit. Tu baigsi griūti, kiek galima čia tau griūti, aš nesuprantu. Nesvarbu, kad pučia vėjas. Tu supranti, kad reikia mums pakalbėti. Griūna jisai čia. O tu Dieve brangus, apie tai, ko nori, apie tai, kad tikslų reik turėti. Galėčiau būti dainininkė beveik. Niekada negaišk laiko veltui, netikėk, ką priešai suoks, ką kalbės tau svetimi. Šis gyvenimas netoks, reikia būti savimi. O kieno čia daina?